Kaip tu manai, ar tu nustatei savo ribas? Kartais girdžiu sako, tu negali su manim taip kalbėti, tu negali taip su manim elgtis. Bet tu negali priversti kito žmogaus daryti taip, kaip tu nori. Taip tu atiduodi galią į jo rankas. Mes nustatom ribas, kai žinom tiksliai, kaip mes elgsimės, jeigu atsitiks, kas atsitiks. Ir geriausias būdas nustatyti ribas - įvardinti savo vertybės. Atrodo, prie ko čia vertybės? Prie to, kad kito žmogaus gyvenime galbūt ištikimybė jam nėra vertybė. Jo asmeniškai tai neįžeistų. Todėl tu nustatai ribas, kai įvardini. Aš vertinu pagarbą, aš vertinu ištikimybę. O tada, ką darysi, jeigu peržengs tavo ribas? Turėsi vidinės galios apsigręžti ir išeiti. Ar duosi 2, 3, 25 šansą pasitaisyti? Jeigu taip, tau reikia pagalbos. Išmok skaidraus proto technikų. Tai yra puikiausios priemonės, kurios padeda tuo momentu, kai dvejoji, kad nedarytum kompromisų su savim.